Sveiki, laikas bėga ir atėjo tas metas, kai reikia susikrauti lagaminą. Na ir kaip padėti vaikui susikrauti lagaminą į stovyklą. Pirma taisyklė – leisti vaikui susipažinti ir pačiam susilankstyti savo daiktus. Tėveliai, aš suprantu, jūs labai mylite vaikus ir nuperkat į stovyklą jam pačius naujausius ir fainiausius drabužėlius. Bet kai stovyklos pabaigoje reikia susirinkti savo daiktus, jie sako, čia ne mano, aš jo niekada neturėjau. Antra taisyklė. Pradėkim nuo to, kad reikalingi būtini asmeninės higienos daiktai. Tai yra šukos, dantų šepetukas, dantų pasta, muilas, šampūnas ir rankšluostis. Tai yra tiesiog privaloma ir vaikas turi pats susilankstyti, galbūt net į atskirą maišelį, į atskirą dėtuvę, kad galėtų nusinešti tai su savim į prausyklą ir po viso šito susikrauti ir atgal atsinešti. Trečia taisyklė – tai būtų daiktai prie jūros. Būtina maudymosi kostiumėlis, kremas nuo saulės tikrai yra būtina. Taip pat yra būtina kepurė nuo saulės. Sako, kad man nereikia, aš niekad nenešioju, bet žinokit, prie jūros saulė yra labai kaitri ir mums tikrai jinai reikalinga. Taip pat rankšluostis, taip pat ant ko atsigulti paklotas. Ir rekomenduojam kiekvienam vaikui įduoti gertuvę, į kurią galėtų vaikas įsipilti vandenuką ir su savim nešioti tiek prie jūros, tiek į kitas veiklas. Ketvirta taisyklė – būtinai reikalinga patogi avalynė, kuri gerai priglunda prie kojų ir su kuria galime judėti didesnius atstumus. Mes žygiuosime, turėsim orientacinius, turėsim vaidmenų žaidimus, kai reikės daugiau pajudėti. Taip pat nepamirškite įdėti ir daugiau kojinaičių, nes normalu, kojinaitės pas mus kasdien keičiamos. Kišenpinigiai. Taip, mes neturėsime šalia parduotuvių, bet iki mūsų atvažiuos kioskelis, kur vaikai galės nusipirkti ledų ir saldumynų. Ir netgi galės nupirkti mini dovanėlę savo slaptam draugui. Tad nepamirškit įdėti grynųjų. Taip pat reikalingi marškinėliai, šortukai, didesni kiekiai galbūt, vakariniai drabužiai, bent vieną tokią komplektėlį įsidėti, nes turėsim ir pramogų, reikalingi šilti rūbai. Nesvarbu, kad čia saulutė šviečia ir gera, bet čia yra Lietuva ir čia lietus lyja.